parkinge talpinam pirmam aukšte 1050 vietų, antram požeminiam 1080 vietų. Ir jeigu dar parodytum tą transporto schemą, dabar pirmas lygis parkingo, mes vėlgi išlaikom tą pačią idėją, kurią pristatėm tarpinės peržiūros metu. Tai yra pirmieji lygiai, įvažiuojame iš Jonavos gatvės į kiekvieną atskirą dalį ir jos skiriamos gyventojų parkavimui. Iš šitos zonos mes į antrą lygį vis antrą nepapuolame. Į to lygį išlaikome tokį, privatumą, sakysim, ir patogumą gyventojams, kad jie nepapuola į tą bendrą parkingą. Ir matote, dabar kiekvienas namas praktiškai turi savo laiptinę, iš kurios, reiškia, iš bet kurio parkingo į bet kurį namą galima laisvai pakilti. Tos tamsesnės laiptinės, tai yra viešo naudojimo laiptinės, kurios nueina iki -2 lygio. Ir iš jų mes papuolame tiek į viešasias erdves, tiek į, sakysim, kai kurios biurus, tiek į tas mūsų vidaus gatveles. Etapiškumas. Etapiškumas, kaip ir minėjau, viską tas pats išlieka, kas ir parkingo zonose, tik tai tiek, kad mes, kur dabar rodoma šitą strėlelę, tai numatėme 2 zonas, kur galima būtų sodinti medžius. Tai yra tose vietose, pirmam lygyje parkingų nėra, nes faktiškai visi mes žinom, kad ant pergalvos medžių pasodinti praktiškai neišeina, dėl to numatėm pakankamai didelės zonas, kur tie medžiai būtų, ir galėtų jie, lyg ir, kaip Liutinas minėjo, tapti ne tiek medžiais, kiek erdvę formuojančiais elementais. Tie etapai, tai būtų pirmas etapas, tai iki teritorijos, sakysim, vadiname iki teritorijos pirmasis etapas, antrasis etapas būtų daugiau gyvenamosios statybos atskira, reiškia, teritorija, trečiasis etapas vėlgi gyvenamosios ir ketvirtasis kultūrinės tokios paskirties. Visi etapai gali, kaip ir minėjau, vystomi būti tiek kartu, tiek atskirai. Ir teritorijos vaizdai, kaip buvo prašoma, tai yra birželio mėnesio ir kitas vaizdas rugsėjo mėnesio, kaip krenta šešėliai. Ir puikus pavyzdys, kad ir Kaunas nori naktinio gyvenimo. Ačiū komandai už pristatymą. Turime kelias minutės klausimams. Prašom, jei turite komandai klausimų. Gal truputėlį komentuotumėte aukštingumą einant nuo pilies link žiedo esamo. Ar aukštėja, žemėja, maždaug ir apytiksliai aukštį? Aš sakiau, aukščiausia vieta yra 44 absoliuti altitudė, 17 metrų nuo nulio. Tai yra kelios mansardinės vietos, nes šiaip mūsų visas užstatymas yra 4 aukštų. Ir tarkim, pradedant 4 aukštais ofisiniais, čia, kurie neturi šlaitinio stogo, o yra brūkšnys horizontalus, tai masės prasme suvokimo gal tai psichologiškai ir būtų aukščiausia vieta. Nors Smailinis išlenda dar virš šitos altitudės 2-3 metrais, iki tos 44 altitudės, bet tai nėra kažkokia tai kulminacinė viena vieta. Tai yra fragmentiškai išsaugomas tas laisvo stovėjimo, trupėjimo įspūdis per visą kvartalą. Jisai galbūt tik tai pirmieji statiniai, pradžios tai iki kompleksas ir pabaigos tai šitas kultūrinis, reiškia, objektas, kuris tampa kaip ir pjedestalo nuo tilto
nuo Vileišių tilto žiūrint į pilį, pjedestalų piliai, tai vat jie yra tiesiog tokie nužemėjimo lygtai principo, bet toliau išlaiko virpantį horizontą, reiškia tolygų patalpas. Ir gal dar pasakysim, kad faktiškai mūsų kvartalo pradžia ir pabaiga lyg ir turi va tokią, sakysim, kryptį, kurią pradeda iki parduotuvė ir faktiškai atvažiuojant iš Jonavos gatvės, tai būtų, ne namas, bet daugiau galbūt kalnas, kurio galbūt galėtų atsirasti kažkokio menas ar dar kažkas. Ir baigėsi taip pat, sakysim, labai žemų pastatų, kuris lyg tai turėtų puikiai reprezentuoti Kauno pilį. Ir kolega dar nepaminėjo vieno įdomaus aspekto, kurį pavyko mums rasti, tai yra pėsčiųjų tiltas, kuris eina į kitą pusę ir saloje lyg ir atsiranda, einant nuo Vilijampolės pusės, tokia kaip apžvalgos aikštelė, kur tu atėjęs pakimbi virš salos ir matai pilį, matai senamiestį, sustoji, pasigroži ir, droži toliau į mūsų kvartalą. Dar klausimų? Jūsų teritorijoje super naujas užsakymas, visiškai naujos kokybės apsakymas. Jokių ženklų iš buvusių praeities, iš istorinio urbanistinės struktūros, įskaitant, kad ir sovietmečio laikotarpį, nėra. Taip? Ne, nėra. Dar turiu klausimą? Pakomentuokit, prašau, laukinį krantą, kaip jūs pavadinote, kaip jis gali būti realizuojamas intensyviame miesto centre ir pastatus ištisinėje žalioje vejoje, turint omeny, kad tai yra intensyvaus naudojimo miesto centras. Laukinio kranto sąvoka tai yra įspūdį, kurį mes norim išlaikyti, kad nebūtų formuojamos, reiškia, betoninės krantinės, visi tvirtinimai, reljefo formavimai būtų atlikti iš natūralių, reiškia, medžiagų, kaip akmuo, reiškia, gazonas ir augmenija, būtų, reiškia, laisvo planavimo apželdinimas ir takų dangos būtų su minimalia urbanistinė invazija. Tai kalbama apie įvaizdį, apie pojūtį. Rodžiau faktūras tokias apsamanojusias, reiškia, betono, kad tiesiog nevalyti, leisti kerpėti, leisti, reiškia, ir tiek, kiek žmonės išvaikščios, tai vat ir bus žmogaus elgesio buvimo gamtoje, reiškia, ženklai ir pėdsakai. Bet tai yra sugyvenama. Tas pats ir apie paviršius, jie nėra apželdinti dalinai yra kiemai. Mes naudojam ten Beržinį, reiškia, buvo, tarkim, plane parodyta visiškai kietos, reiškia, dangos paviršius, susiliejantis su dalinai invazija samanų ar tarpose augančių žolių ir peraugantis, reiškia, į kalnus, lipant į visišką gazoną, kur nereikia vaikščioti. Mes nemanom, kad per gazoną reikėtų vaikščioti. Nesiūlom. Ačiū. Dar klausimų? Dėkui komandai už pristatymą.